nuostabiausią smurfų vakarėlį. Šis vakarėlis nuostabus ne tik tai dėl to, kad bendrausite su mumis dviem pačiais įspūdingiausiais, linksmiausiais smurfais, Niurzga ir Smurfytė, bet dar ir todėl, kad šį vakarą mes visi kartu uždegsime pačią gražiausią, aukščiausią, įspūdingiausią kalėdinę eglutę. Bet kad tai padarytume, reikia šventį pasiruošti. O kad pasiruoštume šventį, reikia labai daug dainų, šokių ir pašėlusių smurfiškų linksmybių. Na, kaip jau ir minėjau, štai čia stovi toks smurfų didvyris Niurzga, kuris turi nuomonę įvairiais smurfiškais gyvenimo klausimais. Vaikai, ar norite sužinoti, kaip tapti tokiu šauniu smurfu? Visų pirma, reikia būti piktai, neigiamai, negatyviai, šventiškai nusiteikusiam. Tai yra pastoviai murmėti, smurfėti, murmėti ir smurfėti. Viskas daug blogiau negu maniau. Šita šventė yra tikra smurfastrofija, visiška smurfiška nesąmonė. Na, jau vaikai neklausykit, tai yra visiška netiesa, tai yra griniausias melas. Dar ne vienam pasaulio žmogui, nusiteikusiam negatyviai, nepavyko sukurti nieko pozityvaus. Nėra problemų, Niurzga, yra tik tai smurfiškos progos. Tu pasižiūrėk, kokie gražus, energingi šokėjai. Jie tuoj čia taip visus išjudins, kad net patys didžiausi Niurzgos šoks. Vasaris, mes visi žiemos vaikai ir visų balti plaukai. Mūs visų žiema išmokė šokti baltą snaigių šokį, tai šokim, drybkim broliai, ukri žvaigždžių karoliai. Pasikvietęs snaigių pulką, šoka broliai sniegas dulka, jos po vieną glausdama šypsos motina žiema. Šią žiemučią baltą pulkę pabėgiokime, patūkim, pasimėtykim sniegu ir šiltą uždžiūdų. Žiema
tu dabar jautiesi? Jau daug geriau. Kitaip ir būti negali, o ar norėtum, kad būtų dar geriau? Norėčiau, kad būtų dar geriau ir geriau. O kad būtų tau dar geriau, aš pakviečiau nuostabę viešnią iš tolimosios šalies, kuri atvyko su įspūdinga kompanija. Pasiklausykim. Šviesos karelė mėlynoja, dvasia kalėdų vėl gyva. Angelos sparnai apglėbia tave ir mus, kurie šalia. Smaigių apsupti šokia sūkuriai. Ranka man tiesi, šok mane kvieti. Malūnų tokių. Pasiūskit laišką man į Laplandiją, aš pasiūsiu Raseiniam specialiai tokį snaipių malūną. Ar gerai? Bet jau dabar visi rinkitės kur nors rytoj, tada kaip nors su visais parašais laikiukų ir aš atsiųsiu tada jums tą malūną. O dabar mes su visais elfais ir visais Laplandijos gyventojais surašym jums tokią kalbą. O čia smurfai geri, išauklėti. Nuleis biškį žemiau, noriu matyti vaikų veidus. Sakė, manoji kalėdų bobutė sakė, tik skaityk boką, nors prašausi pro šalį. Sveiki, karaliai, karalienės, didžiųjų rūmų hercogienės, ilgakasės karalaitės, greitiliokaniai ir tarnaitės. Sveiki, šviesoliai ir poetai ir skambančių balsų kvartetai. Sveiki, kariūnai ir artojai, gražiausių pasakų herojai. Per kelią žvaigždžių nusėtą aplankiau didingą Raseinių miestą. Čia pilis kaip kalnai aukščiausi, o žmonės visada šilčiausi. Dabar su karalium Raseinių miesto, sakydami šito žodžius, mes įžiebsim Raseinių kalėdinę eglę. Didžiausio miesto puošmena kalėdų eglė įžiebta. Ačiū karaliui Mindaugui, karaliui Algimantui Meliniui, mūsų merui ir ačiū seneliui už tokį stebuklą. Smurfiukai, jūs mano mėly, ar žinot, kad aš tuomet turiu likti į viduklę? Ką tik aš jau iš kito miesto dabar turiu. Ar išleisit vaikiukai mane dabar į kito miesto?
Lauk mane ten kiti vaikiukai irgi Aglę nori žiepti. Tai ką sutarėm? Kad aš atlėksiu pas jūs su rogutėm, su sniegais arba su ledukais. Iki kalėdų nakties jūs. Valio, palydėkime plojimais kalėdų senelį. Ačiū Algimantui Mėlyniui karaliui. Pagaliau ir mes tikrai laukiam kalėdų. Na, smurfai. Ar vis ar nekenti kalėdų? Aš nekenčiu, kad kalėdos tik vieną kartą per metus. Eime, mes palydėsime senelį. Aš išeisiu, nekalbėkite gražiai apie kalėdas. Senelį. Tai kaip ten toj šiaurė, ha? La la
Ačiū. Kitą dainą galim parepetuoti truputėlį.